Sveiki bičiuliai, šį kartą vėl pabandysiu kai ką pasigaminti, ogi šiandien pasigaminsiu iš štai tokios senos metalo pjūkliuko geležtės mažą peiliuką įsidėti į išgyvenimų rinkinį. Tai štai, mums reikės senos metalo pjūkliuko geležtės. Aš turiu du tipus geležčių. Viena geležtė yra siaura, iš vienos pusės smulkus dantukai metalui pjauti, o kita yra viena pusė smulkus dantukai metalui pjauti, kitoj pusėje stambesni. Automatiškai ši geležtė yra plati, daug platesnė, dvigubai platesnė netgi, tai ir peiliukas šiaip ir gautųsi platesnis. Bet kas su šitą geležtę negerai, tai labai jau matosi užgrūdinimo, kaip matot, juosta, užgrūdinimo juosta palei pat ir jinai ten tik 2-3 mm te apima, patį dantį tik apima grubiai. Bet iš esmės nušlifavus dantis dar liks mums geras milimetras, tai kaip ir to turėtų užtekti. Tai šį kartą pasigaminsiu du peiliukus, iš vienos ir iš kitos geležtės. Toliau pasiėmiau senų spausdintų lapų, viena pusė balta, ir pabandykim iš karto nusipiešti eskizą, kad lengviau būtų po to dirbti. Pirma su plonesnėje geležte. Štai, grubiai turim trafaretą geležtės ir dabar mums ant to trafareto reikia nusipaišyti, kaip mes įsivaizduojame mūsų būsimą peiliuką, kaip atrodytų jo profilis. Tai aš įsivaizduoju, kad rankenėlė turėtų baigtis kažkur štai čia. Automatiškai šitoje vietoje jau bus smaigalys, po biškį. Patį viršų šiek tiek norėčiau dar šlifuoti, kad šiek tiek jisai irgi siaurėtų. Štai. Automatiškai mūsų skylė lieka čia. Šitoje vietoje bus mūsų kriaunų pabaiga įsivaizduojamų ir ašmens pradžia. Taigi štai. Kaip matote, mano eskizas maždaug štai toksai su plonaja geležte. Dabar dedu į šalį ir taip pat pasipaišau platesniosios geležtės eskiziuką. Štai antras eskiziukas yra pasipaišytas. Dabar belieka šitą dalyką visą, ką pasipaišėm, persikelti ant mūsų geležčių ir susitiksime tada prie elektrinių įrankių, su kuriais apdirbsime šias pjūkliukų geležtes. Taigi štai išėjau į kuklų, purviną ir pilną daiktų į garažą su tokiu kukliu varstotėliu. Ir dabar bandysim pademonstruoti, kaip viską aš čia darau. Taigi ant geležtės pasižymėta vieta, mano manimu lengviausia būtų nulaužti įspraudus į spaustuvus. trinktelti ar su plaktuku, ar kažkaip kitaip,
kadangi aš dabar taip staigiai plaktukai mano nuo sienos iškeliavo, tai bandysim improvizuoti. Viena sutvarkyta. Liko plonoji. Plonoji va, geriau grūdinta yra, tai iš karto taukšt ir nulūžo. Dabar beliko eiti prie šmirgelio. Štai mano šmirgelis ir tuoj pat aš jį jungsiu ir bandysim, kaip sakiau, tas geležtes pasidaryti, kaip pasipaišėm. Štai mažasis, štai taip gavosi, nežinau, man čia iš šaltį išėjus kameros batereika numirė, nežinau, kiek čia bus susimontuos. Taigi, šaltyje išėjus nulūžo kamera ir gavus šalčio baterija nusėdo. Tai kiek matėt, aišku, tenais nėra ką po to matyti, žiežirbos tiesiog eina iš galastuvo elektrinio, šlifuoklio elektrinio, kaip čia pavadinu, šmirgelio lietuviškai. Kas gavosi? O gavosi štai tokie du egzemplioriai. Aišku, čia ne kažkoks stebuklas, ne kažkoks stebuklingas plienas, žvaigždžių metalas ar kažkas tokio, tai paprastas metalo pjūkliukų metalas. Šituo atveju, aš kaip pastebėjau, pagal lūžį užgrūdinta visas, bent jau aš taip įsivaizduoju pagal lūžį, logiškai mąstant, nes lūžo labai tvarkingai. Šičia iš tikrųjų irgi laužant matėsi, kad įskilo kraštuose, o per vidurį dar reikėjo lankstyti pirmin atgal. Tai kaip ir mano nuomonė, jeigu ir nenudeginau to užgrūdinimo, tai šita dalis aštrumą laikys šiek tiek geriau negu štai šita vidurinė dalis. Jeigu nenudeginau aš užgrūdinimo, tai turėtų laikyti pakankamai normaliai. Žinoma, čia ne kažkoks tais peilis, kurį mes naudosime kiekvieną dieną ir taip toliau, bet kaip savadarbis peiliukas, tai tikrai smagus žaislas. Dabar ką aš dar noriu daryti? Noriu juos biškutį apšlifuoti su švitriniu popierium, kad gautų šiek tiek blizgesnę išvaizdą. Štai, šiuo atveju gaunasi štai toks peiliukas. Na ir
kaip visada, galim jam greitai sumeistrauti ir rankeną. Imam gabalą parakordo. Prakišam per skylutę. Tiesą pasakius, dabar aš improvizuosiu, kadangi net nebandžiau, neįsivaizduoju, kaip čia ką čia padaryti. Tiesiog taip. Gale palikęs kilputę, tam, kad prakišti ir užtraukti. Štai, pasižiūrim, ar nupjaus man. Pasirodo, viskas čia gerai veikia. Užlydome. Galą. Ir štai. Dar galim kažkiek šlifuoti atsargiai pačią geležtę, nors jinai gavus drėgmės, kaip mat, turėtų surūdyti, bet šiek tiek gražiau. Štai, labai elementariai pasidaromas mažas aštrus peiliukas iš geležtės. Beliko man apdirbti antrą didesnį peiliuką ir turėsiu vieną didesnį, vieną mažesnį į rinkinėlį. Tai tiek šiam kartui.